sveikinuosi su jumis iš savo pirmo gyvenime vlogmas. Kas būtų pagalvojęs, kad aš jį darysiu, surprise, aš jį pabandysiu padaryti šiais metais. Bet pradėkim viską nuo pradžių ir paaiškinsiu, kodėl aš nusprendžiau tai daryti. Tai aišku, daugelis iš jūsų žinote mane iš Ramadano vlogų. Kai kitos merginos darydavo vlogus, aš turėdavau savo dalyką Ramadano vlogus. Filmuodavau visą mėnesį, apie 30 dienų. Ir tikrai, man atrodo, 3 metus filmavau, 3-4 gal netgi metus juos dariau, bet tai jau buvo senokai. Tai jūs prisimenate juos ir jie jums patikdavo. Tai aš kažkaip pagalvojau šiais metais gal pabandyti vėl atgaivinti tos Ramadano vlogus, bet kažkaip tais nusprendžiau, kad ne, nes aš neturiu gal tos atmosferos, neturėčiau ką parodyti, visiškai būtų tokie nuobodus vieno mėnesio, kiekvieną dieną video. Tai kažkaip pagalvojau, kad tikriausiai gal man nedarysiu, bet turėjau norą pabandyti gal vlogus padaryti. Tai juk viskas labai priklauso nuo kokiame jūs gyvenimo etape esate, kur gyvenate, su kuo gyvenate, su kokiais žmonėmis leidžiate laiką, tai visi šitie dalykai jums daro tikrai irgi kažkokią tais vienokią ar kitokią įtaką. Tai kai aš darydavau tos Ramadano vlogus, aš ir pati buvau, sakykime, gal labiau jaučiau tą Ramadano pasninko ir visą kitą dvasią. Ir aš gyvenau su kambariokėm, kurias daugelis prisimenate ir pažįstate. Tai jos, kadangi irgi mesdavosi kiekvieną dieną, mes važiuodavom taip pat į mečetės su jomis, valgydavom tas Ramadano vakarienės, aš netgi buvau kelis kartus pas jų šeimą nuvykusi pasižiūrėti, kaip bendrai jie švenčia tą pasninką ir šventes, kartu ten pagamindavau, parodydavau maistus, ką jos darydavo. Tai turėdavo tie vlogai iš savęs savo dvasią ir kažkokių tais visokių dalykėlių kaip kambariokės, ką mes veikėm, peštynės, nesutarimai ir panašiai filmuodavau. Tai buvo tie tikrai Ramadano vlogai labai faini. Tai dabar yra toksai, sakykime, periodas, jog aš nejaučiu, aišku, vis dar aš pasninkauju, laikausi Ramadano, bet nejaučiu, sakykime, tos Ramadano dvasios ant tiek, kiek jausdavau ją anksčiau. Ir dabar man artimesnis, pavyzdžiui, pagal dvasią ir atmosferą yra, pavyzdžiui, tas kalėdinis laikotarpis, laukimas gruodžio mėnesis. Aš, pavyzdžiui, kai gyvenau su kambariokėm, aš tada nepuošdavau namų. Kai atskirai nusprendžiau gyventi, taip pat nelabai dar ten kažkaip pasipuošdavau minimaliai. Ir čia visai tik tai neseniai pradedant gyventi su vyru. Vėl kažkaip grįžo ta dvasia pasipuošti namus. Pernai ir eglutę pirmą kartą nusipirkau, kurią dabar irgi smagu pasipuošti. Noriu magic pižamos nupirkti ir visą kitą. Įsivaizduoju, jeigu turėti vaikučių, dar labiau tas periodas būtų fainas. Daryti jiems ten advento kalendorius, kažkokius tas nykštukų išdaigas, ten kepti su jais sausainius ir panašiai, tai dar labiau norėtum laukti to kalėdinio periodo ir dvasios. Bet man šiuo metu kalėdinė ta dvasia yra artimesnė ir didesnė, negu turiu tą dvasią pasninkui ir Ramadanui. Tai todėl dabar toksai gyvenimo etapas, tai nusprendžiau, kad man dabar netiktų tie Ramadano vlogai juos filmuoti, man dabar žymiai artimesnis yra tas vlogos periodas būtų, tai nusprendžiau pabandyti jį ir padaryti. Tai žiūrėsim, kaip man čia seksis, tikiuosi, kad jį ir pradėsiu ir pabaigsiu, nors aš pradedu vieną dieną vėliau. Pradedu jį filmuoti vlogus nuo 2 dienos, nes 1 dieną turėjau visokių daug reikalų ir neturėjau galimybės filmuoti, ne ta diena buvo filmavimams, todėl aš pradedu iššoku šitą traukinį nuo 2 dienos ir tikiuosi, kad kiekvieną dieną taip jas ir filmuosiu ir užpildysiu. Tai toksai mūsų planelis, kad žinoma, kadangi vlogmas tai yra viskas apie kalėdinį laikotarpį ir jo laukimą, tai šitą mėnesį, žinoma, aš parodysiu ir pabandysiu perteikti tos kalėdinės dvasias, bet šiek tiek vėliau vlogmas eigoje. Dabar mano pirmosios tokios dienos bus labiau buitiškus, kadangi turiu visokių buitiškų darbelių prikaupus, ką reikia padaryti, nes vėliau žadu išvažiuoti. Tai dabar pirmosios dienos gal labiau tokios buitiškos, ne kalėdiškos, bet jau po to, po biškį įsijausim į tą kalėdišką dvasią ir bus tokios kalėdinės atributikos daugiau. Tai va, tai čia mano tokia
įžangą ir dabar pradėkime tiesiog keliaukime į normalų mano kasdienybę ir rytą. Labas rytas, günaydin, jeigu turkiškai labas rytas. Šiandien šaldytuvas pas mane tuščias, tai buvo pasirinkimas pusryčių tarp dviejų dalykų. Arba blynus įsikepti, dar turiu produktų, arba vakar pasidariau sriubą. Ezogelin sriuba, mano mėgstamiausia turkiška sriuba. Tai nusprendžiau, kad patinka man sriuba ir pusryčiams irgi tiks. Ir šiandien vienas iš dalykų, ką reikia padaryti, tai būtinai nusipirkti maisto. Pripildyti šaldytuvą bent jau maisto, nes švilpia ten vėjai. Tai iš tikrųjų šita sriubytė žiūri lengvai padaroma ir nėra tiek daug ingredientų, tai kadangi tikrai dar gaminsiu šias dienas kažkada šią savaitę, manau, savaitės bėgyje, tai parodysiu jums procesą. Labai gera sriuba, tikrai man labiausiai patinka. Ir šiaip pastebėjau, kad pavyzdžiui, man atrodo, Turkija pripratino mane valgyti sriubas. Nes čia tikrai jos yra labai populiarios, jų yra labai daug įvairių rūšių. Kažkur tai užmačiau, kad Turkija turi 365 skirtingas sriubas, tai kiekvieną dieną galėtum daryti skirtingą sriubą. Tai jų tikrai yra daug. Tai pavyzdžiui, prisimenu, aš jų niekada nemėgdavau, kai irgi mama darydavo sriubą ir tada pagrindinis. Tai prisimenu, jinai mane sriubai nekviesdavo, nes aš neateidavau, nenorėsiu valgyti, tada pakviesdavo, kai bus pagrindinis jau patiekalas patiekiamas. Tai gal dėl to, kad lietuviškos bent jau sriubos yra tokios, kad yra tas vanduo, sakykime, sultinys ir gabaliukai kažkieno, pavyzdžiui, bulvės, morkos, ten žirneliai, ar tie barščiai irgi gabalėliai tokie, tai gal man tas nepatinka, nes, pavyzdžiui, turkiškos sriubos tai yra daugumas, jog jos yra pertrintos. Tai nėra, kad gabaliukai būtų. Arba yra sriubų ir tokių jogurtinių, man nelabai mėgstamos ten, tarkim, su mėsos mažais kukuliukais. Tai čia kažkokie gabaliukai, bet šiaip jos dažniausiai būna pertrintos. Ir naudojama, pavyzdžiui, labai populiarūs raudonieji lęšiai. Gali naudoti bulgurą, kruopas įvairias, pomidorų pastos irgi dažnai įeina į tas sriubas, bet jis visas sutrini ir man tokios žymiai skanesnės. Tai gal ne čia, kad Turkija mane pripratino, kad gal vyras pripratino jas valgyti, nes standartiškai čia irgi yra vakarienė, jog padarai sriubą, ypatingai šaltuoju, pavyzdžiui, metų laikotarpiu. Ir tada pagrindinis patiekalas. Tai jisai, tada ypatingai, kai pradėjom gyventi kartu, jisai irgi paprašydavo padaryk sriubą. Tai nuo to laiko pradėjau gaminti sriubas ir patys valgyti, tai kažkaip pripratau ir tikrai yra skanių labai turkiškų sriubų, kur per šį mėnesį savo mėgstamiausias galėsiu jums ir parodyti, dar priminti procesą, kaip gaminama. Tai žodžiu, aš pavalgau ir tada judėsim į dieną. Reikia iškart važiuoti į parduotuvę ir sutvarkyti šitą reikalą. Apsipirkti maisto produktų ir netgi iškart pagaminti vakarienę, kad būtų rami galva. Ir bus susitvarkyta su šitais dalykais. Sugalvau, ką gaminsiu šiandien. Tai jeigu visus produktus rasiu, bus tvarkoj. Tad varome. Kiekvieną kartą dar vis, man atrodo, kitų metų pradžioj bus 2 metai, man atrodo, kaip turi vairuotojo teisės, bet dar vis neišnyko tas džiugesys. Kaip gerai yra mokėti vairuotojas, aš neturiu žodžių. Taip viskas lengvai pasidaroma, sėdi į mašiną ir važiuok, kur tau reikia, daryk, ką tau reikia. Geriau būt negali. Jeigu kažkas iš mano žiūrovų dar neturit vairuotojo teisių ir atidėliojat šitą reikalą, neatidėliokit. Bet kas mane užknisa, kad čia tie keliai, kurie yra vienpusiniai, nenaudojami vienpusiniai. Mano, pavyzdžiui, dabar kelias, bet iš priekio išlindo mašina, kuri važiuoja ne savo keliu. Bet taip jau yra. Čia nėra tokio dalyko kaip vienpusinis kelias. Visi vis tiek važiuoja iš vienos ir iš kitos pusės. Taip, kad jokio skirtumo.
va tokie pirkinukai, čia didelį šopingą nedariau, čia kad artimiausiams dienos užtektų, plus dar vaisių šiek tiek ir daržovę nusipirkau ir dabar susidėsim visi į šaldytuvą ir iškart pasidarysim vakarienę. Sprendžiu dar valandėlę pasėdėti, pailsėti ir tada gaminti. Tai dabar paskaitysiu knygą valandžiukę ir šiais metais buvau nusprendžiusi, kad perskaitysiu vėl visas Hario Poterio dalis, kadangi aš žiūriu filmus kiekvienais metais, bet knygas esu perskaičiusi tik tai vieną kartą, tą pirmą kartą, kai buvau maža ir antrą kartą visų knygų neskaičiau. Tai pradėjau skaityti knygas vasario mėnesį, kai buvau laisva. Ir perskaičiau 3 pirmas knygas ir tada, man atrodo, kovo ir pabaigiau jas skaityti ir tada gavosi tarpas, kad iš viso knygų neskaičiau. Tai dabar pagalvojau, kad norėčiau ir užbaigti, bet ką čia pradėjau tas 3 knygas skaityti labai anksti, dabar pulti prie 4 dalies, tai galvojau nesąmonę, tai reikia vėl greitai suskaityti tas 3 knygas, kurias metų pradžioje skaičiau ir tada pradėti vėl perėti prie likusiųjų. Tai pradėjau vėl iš naujo, tai pirmą dalį jau perskaičiau, šiandien man mažai liko, dabaigsiu antrą dalį ir galėsiu pradėti 3 dalį skaityti. Tai va, tai dabar skaitau Hario Poterio knygas ir labai tikiuosi, kad šiais metais norėčiau jas visas ir užbaigti, perskaityti. Tai va, tai dabar paskaitysiu ir tada gaminti. Taigi persikeliam į virtuvę ir darysim vakarienę. Tai šiandien labai turkiškas meniu. Sriubai turėsime ezogelin sriubą ir zade kebab darysiu. Pagrindiniam patiekalui, ten bus iš maltos mėsos ir baklažano toksai patiekalas. Tai parodysiu jums eigą, tai dabar kaip daryti ezogelin sriubą. Aš ingredientus užrašysiu video aprašyme, ko reikia, bet dabar pasakau, kad reikia 2 skiltelių česnako ir aš naudoju mažesnio dydžio svogūną ir taip smulkiai supjaustau. Jeigu norit, galite tiesiog ir tarką sutrinti šitą svogūną ar irgi išspausti česnaką, nesvarbu, kadangi vis tiek tą sriubą mes pertrinsim, tai man atrodo nelabai svarbu ar pjaustysit ar tarkuosit. Tai tiesiog pasiruoškit pirmiausia šitus dalykus. Į puodą dedam šaukštą sviesto. Na, aš tai čia viską iš akies darau, tai tiesiog va tokį gabalą įdedu maždaug plius minus, kad būtų vienas valgomas šaukštas sviesto. Ir pakepinsim iš pradžių svogūnų su česnaku. Šiaip, jeigu namie neturit svogūno, nors dažniausiai būna, kad turime, arba, pavyzdžiui, nemėgstat svogūno, tai galite, tarkim, iš viso jo nenaudoti ir naudoti tik tai česnaką. Aš esu bandžius daryti ir be svogūno, tai tas skonis tikrai nenukenčia nuo to. Tai jeigu nemėgstat svogūno, pavyzdžiui, iš viso maiste galite jo netgi ir nedėti. Šiek tiek biškį apkepinsim, kol gražiai taip paruduos paskrus. Ir kai šiek tiek gražiai paskrunda svogūnas, tai aš dedu maždaug apie šaukštelį juodųjų pipirų, tada šiek tiek gal pusę šaukštelio chili flakes, tas tiesiog paprikos prieskonių ir tada maždaug šaukštelis eina mėtos. Ir viską gražiai išmaišykim. Ir dabar dedam, aš dedu maždaug tokį arbatinį šaukštą, sakykime, šiek tiek biškį daugiau, gal netgi 1 valgomį šaukštą pomidorų pastos. Pamaišome ir dar apskrudiname šitą pomidorų pastą. Toliau, kitas dalykas. Suberiame stiklinę raudonųjų lęšių. Tada aš irgi iš akies, bet maždaug gaunasi 1 valgomas šaukštas bulguro kruopų, maždaug. Gal šiek tiek mažiau, pusę valgomą šaukštą. Ir tada dedu maždaug čia 2 šaukštai ryžių. Viską vėl šiek tiek išmaišome. Ir dabar įpilame karšto užvirinto vandens. Aš iš pradžių pilu 1,5 litro vandens, o po to, kai pertrinsim sriubą, dar pasireguliuoju savo mėgstamą tirštumą. Tai iš pradžių, šiaip receptas, pavyzdžiui, sako 2 litrai vandens, bet aš pilu 1,5, o vėliau savo pasireguliuoju ekstra, kiek dar reikės papildomai. Tai dabar vėl išmaišom ir leidžiam, uždengiam damčiu ir leidžiam pavirti šitai sriubai apie maždaug 10 minučių, kol suminkštės mūsų visos šitos kruopos.
Mūsų sriuba, kaip matosi, jau suminkštėjo visus kruopos, dabar jinai tokia kaip košė gaunasi. Ir dabar tiesiog, kaip jums iš tikrųjų patinka, jūs ją sumalkite. Man, pavyzdžiui, patinka, kad dar šiek tiek gabaliukai dar jaustųsi, kad nebūtų visiškai viskas sutrinta, bet jeigu jums patinka taip, tai pagal savo žodžių skonį, kaip jums patinka, ar norės, kad biškai gabaliukai tokie liktų šitų kruopų, ar visiškai nieko nenorit jausti, kad būtų tiesiog taip smooth. Dabar tiesiog sutrinkite, pertrinkite sriubą. Pertriniau sriubą ir kaip matote, jinai dar tokia gaunasi tirštoka. Tai aš dabar dar pagardinu druską. Ir dar papildomai, kad nebūtų per daug skysta, bet kad ir nebūtų per daug tiršta sriuba, aš dar papildomai įpilu vandens. Ir ant silpnos ugnies paverdu 5 minutės maždaug ir mes turim paruoštą ezogelinį sriubą. Ir prieš ją patiekiant, kai įpilat į dubenėlį, dar šiek tiek, labai nedaug, bet šiek tiek, kad skonį suteiktų, reikia pagardinti citrinos lašeliais, sultimis. Citriną, žodžiu, pagardinkite, įspauskite šlakelį citrinos ir viskas bus ready. Sriuba, gal dar šiek tiek vandens. Ir pati skaniausia, bent jau man asmeniškai, turkiška sriuba. Aš dar palieku, kad tokie šiek tiek gabaliukai, kaip matot, liktų. Visiškai netrinu jos, man patinka taip. Ir skanaus. Toliau, mūsų pagrindinis patiekalas. Tai aš ingredientus, kiek ko reikės, irgi užrašysiu video aprašyme. Pagal tos parašytus ingredientus turėtų išeiti 4-5 vienetai, man atrodo, plius minus, nes man dabar reikalingi tik tai 2. Tai ko mums reikia, tai baklažano, bet kad baklažanas čia svarbu būtų ilgas. Mums netinka kažkokie tais maži, trumpi baklažaniukai, vėliau suprasit kodėl, bet mums reikia, kad būtų į ilgį jisai tas baklažanas ilgas. Tai ką aš pirmiausia darau, ranką jau taip nesupjaustysi plonai, tai tiesiog panaudokit šitą tokį prietaisą, kad ir kaip jisai čia vadintųsi, pjaustyklė, žodžiu. Ir tiesiog taip smulkiai plonai supjaustykite baklažaną. To pačios skurelės aš nenaudoju, reikia, kad tas viduriukas toks būtų. Ir išeina tokios plonos gražios riekelės. Ir dabar tą baklažaną dėsim, čia pasirašiau, yra sūrus vanduo. Vanduo ir įbėriau druskos. Tai tiesiog dedam šitas riekelės ir palaikysim sūriame vandenyje 15 minučių. Kai baklažanai pastovės vandenyje, juos vėliau nusausiname ir čia pasidariau tokį padažiuką iš paprikos, miltelių ir alyvuogių aliejaus. Ir sudedame baklažanus ant skardos, į vieną netilps, per kelias darysite. Tai ir iš abiejų pusių aptepame būtent šito pasiruoštu padažiuku. Iš vienos pusės apverčiame ir tada aptepame iš kitos. Ir mums reikia orkaitę įkaitinti ant 200 laipsnių temperatūros. Ir šausim į orkaitę ir šiek tiek apkepsime, kol gražiai paruduos ir suminkštės baklažanai. Ir apkepus baklažanams turėtume turėti maždaug tokį vaizdą. Baklažanai šiek tiek parudavo, šiek tiek suminkštėjo ir dabar leidžiame jiems atvėsti. Kitas etapas, jog mums reikia pasiruošti įdarą. Tai čia įpyliau šiek tiek alyvuogių aliejaus ir apkepsim vieną smulkiai supjaustytą mažą svogūną. Apkepus svogūnui suberiame smulkiai pjaustytą papriką ir ją apkepiame, kol šiek tiek suminkštės. Vėliau dedame maltą jautieną, gražiai šiek tiek ją pasmulkinam ir apkepsime, kol neliks jokio vandens. Ir kai nelieka jau riebaliukų ir vandens mūsų šitam padaže, mėsytėje, dedam arbatinį šaukštą pomidorų pastos ir be skurelės, taip smulkiau supjaustytas pomidoras ir prieskoniai, druska, juodieji pipirai, čili flakes ar pulbiver turkiškai, bei taip pat aš dedu čia ir kimino. Jeigu nepatinka, galite nedėti.
Ir bendrame rezultate turėtume gauti tokį vaizdą, jog mūsų pomidorai jau irgi suminkštėjo, jau nebeliko kitų gabaliukų, paprika irgi suminkštėta, šiek tiek yra to skystimo, bet kad ne per daug. Tai va toksai gaunasi mūsų įdaras ir leidžiam jam šiek tiek atvėsti iki kambario temperatūros. Ir toliau, realiai prieš paskutinis žingsnis, prieš įdedant į orkaitę, tai jums reikia turėti kažkokias tokias formelės. Ir ką mes dabar darome, kad aš taip suformuojame, dedame, čia dar vieną pridėsiu, baklažanus, taip gražiai išdėliojame. Ir čia į vidurį mes dėsime tą savo pasiruoštą įdarą, taip gražiai viską ant viršaus uždarysime. Vėliau šiek tiek ant viršaus dar būna fermentinis sūris ir po to šausim į orkaitę. Tai vaizdas turėtų būti toks. Tai jums reikės kažkokių tokių formelių, kad galėtumėte tai suformuoti. Labai skaniai pavalgiau, tikrai labai. Čia toksai patiekalas, kad gali pasidaryti ir savo vakarienį, ir taip pat esu dariusi ir labai tinkamas, man atrodo, kai ateina, pavyzdžiui, svečiai. Nustebinsit mano tokių patiekimų ir pasirinkimų, tai taip pat labai gera idėja. Tai dabar aš eisiu, dabar suredagavau po vakarienės šitą vlogą ir eisim žiūrėti dabar filmą, 4. Hario Poterio dalį, tai aš čia ir iš karto su jumis atsisveikinsiu, per vieną video visko neparodysi, viso gyvenimo nepriblėpėsi, čia ir taip jau minučių prikapsėjo, matau visai pakankamai, tai aš dabar atsisveikinu ir sakau jums, laikau špigas, iki rytojaus tikiuosi, iki.